Sveiki visi bičiuliai mylintys regbį, esame Kaune, Partizano gatvėje 192, kur eilinis šeštadienis ir eilinė regbio Baltijos top lyga ir labai intriguojanti dvikova mūsų laukia šiandien. Šeimininkai Kauno Ąžuolas priima čia principinius varžovus Šiaulių Baltraksą. Yra nesudėliotų taškų dar šių metų reguliariajame sezone. Dar viena! Paulius Ugintas ten kairiajame krašte ir pirmasis žeminimas šiandien. Pagiras norėjom, iš tikrųjų norėjom, kad negautų tų, bet jie gavo vis tiek papildomą vieną tašką iš 4 žeminimus, tai nežinau, norėjom laimėti tiesiog ir tiek, laimėjom, tai pasiekėm savo, bet žaidimu tai nesam patenkinti. Reguliarus sezonas baigėsi, koks būtų jo įvertinimas, ar jaučiatės pilnai pasiruošę jau atkrintamosiom varžybom? Pasiruošę, pirmą vietą, nepralaimėjom dar varžybų nei vienų, tai tikiuosi, kad pasiruošę pusfinaliam, tikiuosi ateisim biškį kitokiom mintim į jį, negu šiandieną buvo, labai daug klaidų darėm, tai manau sekančiose bus geriau. Yeah, I think we never want to celebrate the loss. We obviously want to win every game we play. Yeah, there was a couple of close opportunities there that we could have maybe converted into tries. But still proud of the boys. We now in the playoffs, but I think it must be now a belief that built on the players that we know we can be these guys, and hopefully we can go back and watch the videos, learn from it, and we can be better next week when we play playoffs. Yes. What can you say about the regular season in total, and do you feel ready for the playoffs games? Yeah, a lot of learnings. Again, I think you want to build combinations, you want to keep the team together for as long as possible so that we can play well as a team. So yeah, hopefully we can just improve from the remaining games. Nepasidalina. Du Baltrakso žaidėjai kamuolio ir galų gale nutraukė visą šitą pasivaliojimą dabar arbitras, fiksuodamas galutinį rungtynių rezultatą 28-24. Ir rezultatas, kuris turbūt tinka abiem komandom. Baltraksas užsitikrina pirmąją vietą reguliariajame sezone. Ąžuolas užsitikrina nenukristi žemiau trečiosios.